Nu tai sveigyviai lietuviškos +9 vasaros karščių nualinti žmonės. Grįžau iš atostogų, parvežiau jums keletą vlogų, pažiūrėkite juos, nebūkit lapūchai. Žinau, kad tai nėra taip įdomu kaip apžvalgos, bet vis tiek kviečiu jūs pažiūrėti. Ir dabar, mano gerbėmieji žiūrovai, drebiu jums iš karto labai svarbias naujienas. Pirma ir pati svarbiausia naujiena man, tai yra mano brolio Manto koncertas rugpjūčio 22 dieną Vilniuje. Pagaliau Mantas bando lipti ant dar didesnės scenos ir daryti dar didesnį koncertą, į kurį aš jūs visus labai noriu ir pakviesti. Mantas deda labai daug širdies į tą koncertą ir turėtų būti tikrai smagus ir fainas koncertas. Bilietus galite įsigyti peisera.lt, paliksiu nuorodą apačioje, ir čia aišku kamputėje dabar nuoroda turėtų užšokti. Tai jeigu norit sutaupyti kelis eurukus, nes vėliau bilietai brangs, tai kviečiu dabar tai padaryti ir įsigyti bilietą dabar. Mantas labai lauks jūsų koncerte ir aš aišku jūsų irgi lauksiu koncerte pasimojuoti ir pasisveikinti. Na, o dabar naujienos dėl video. Aš pradėsiu nuo man siųsto vaizdo įrašo. Dėmesio. Jų pasauliai skirtingi, ambicijos galingos, o tikslas vienas – įrodyti, kad jų tapatybė geriausia. Mano ID – intriguojantis vasaros realybės šou nuo birželio 17 tik per GO3. O koks tavo ID? Kadangi mes taip gražiai bendradarbiavom su GO3 televizija, mes turėsime šviežią ir tiesioginį priėjimą prie projekto Mano ID, kurį pradės filmuoti tik tai kitą pirmadienį, birželio 17, ir tą kitą pirmadienį, birželio 17, jie man iš karto atsiųs medžiagą, kad aš galėčiau jums padaryti epizodą. Jūs įsivaizduojat, kokie čia greičiai yra, kokie mes visi VIP būsim. Aš turiu iš tikrųjų prieš save trumpą projekto aprašymą, aš galiu pasakyti labai trumpą ištrauką. 10 labai skirtingų, charizmatiškų, įdomių jaunuolių apsigyvena vienose namuose ir bando susipažinti, o ilgainiui ir megzti tarpusavio santykius. Gražūs, jauni, laisvi, ištroškę nuotykių, o svarbiausia naujų skonių ir jausmų. Pasiūlys pramogas, nuotykius, niekas nežino, kur jie gyvens, niekas nežino, kas vyks. Visa tai yra dar paslaptis ir mes visą tai sužinosime jau kitą antradienį, turėtume mes turėti dalelį. Tik žinau, kad tikrai turėsim jų prisistatymus ir susipažinimą su jais, ir dar plus mes turėsim kažkokios medžiagos, kurios nebus įdėta dar niekur, tik taip pas mane YouTube kanale. Tai niekas nesikeis, kiekvieną antradienį visą vasarą mes turėsim Mano ID projekto apžvalgas, būtent mano YouTube kanale. Svarbus dalykas jums, mes juk visi žinom, kaip greitai atsiranda kablys žiūrėti tokias realybės šou, būtent, ir kaip nesinori laukti. Šita informacija labai svarbi visiems tiem, kas turi GO3 televiziją ir kas to neturi, irgi, kad galėtumėt įsigyti ją, galbūt jūs paskatins. Tai nuo kito pirmadienio šitas projektas prasideda tik tai per GO3 televiziją, ir tik tai per GO3 televiziją jūs galėsite stebėti dalyvius 24 valandas per parą tiesiogiai. Aišku, GO3 televizijoje bus sudėta vėliau ir laidos, kaip buvo ir Tobolo mečas, sakykim, sudėti epizodai, taip pat bus sudėti karščiausi įvykiai ir visa kita. Tai žodžiu, 2 savaitės nuo birželio 17 dienos jūs galėsite per GO3 televiziją stebėti, viską matyti tiesiogiai ir žiūrėti. Aš tai nežinau, aš nesijungsiu, bet man mes tikrai, kai įsijungsiu GO3 žiūrėti pats, man tikrai mesgi Mano ID iš karto ant ekrano didžiausio. Aš nežinau, bet aš aišku nespausiu, bet aš nežinau, kaip man reikės susilaikyti, nes man įdomu bus pažiūrėti, ką mes čia žiūrėsim ir ką darysim, ir aš negaliu spausti, nes aš turėsiu 2 mėnesius, realiai greičiausiai bus apžvalgų ir aš tos 2 mėnesius turėsiu savo nesispoilinti, bet kažkaip stengsiuosi nepaspausti ir nepažiūrėti. O tie, kas neturit, aišku, GO3 televizijos ir norėsit pažiūrėti tą projektą, tai pasinaudokit mano nuolaidos kodu, kuris yra beje pasikeitęs ir jisai dabar yra Davidas 30 ir Plano TV plus filmai. Gausite su 33% nuolaida, taip pat aišku galėsite žiūrėti ir visą GO3 televizijos kūrimo turinį. Mergvakario bus šiandieną greičiausiai paskutinis epizodas. Dar padarysiu 10 epizodą, prašokęs visus kitus, nes mes dabar tik tai 6 šiandien žiūrėsim. Prašoksiu visus kitus ir padarysiu 10, nes sakė 10 yra bombinis kažkoks, grįžta Kevinas. Tai aš jį gal įkelsiu YouTube, bet 100% jisai bus mano contribui, tai kas norit užsukite mano contribui. Beje, contribui pradėjau daryti irgi Pelenė princesė apžvalgas, kurios bus tik tai contribui. Contribui vėl yra naujo turinio, kurio nebus niekur viešinama, išskyrus tik tai pačiame contribui. Kodėl nebedarysim to mergvakario, nes tas mergvakaris tokia degradacija, žinokit, aš žiūrėjau pats jau 5 epizodą, 6 įrašinėjau irgi epizodus,
žiūriu ir galvoju, nu blecha. Nu atrodo, kad tikrai žiūrėtume socialus kažkokius su alkoholizmo problemom ir jie tame telėje yra, atrodo, kad jos vos neišnaudoja tiesiog, kad jie ten būtų taip kažkaip, nu žodžiu, nebeskanu. Galvoju, fuck it, ir labai gerai iš tikrųjų, kad mano ID iššoko čia. Ir šitą epizodą, kurį dabar matysite, mano išvaizdas skirsis, nes aš tą epizodą, kurį dabar jums rodysiu, aš jį rašiau prieš išvažiuojant atostogauti, dėl to atrodo kitaip, nenustebkit. Paskutinis Mergo vakaro epizodas, hebryt. Nu ką, Mergo vakariuks, kaip sakant. Senoje laidoje merginų buvo per daug, o dabar gamta viską ištaisė ir sporto bare Arena 14 greta Lizzy vietoj Berit vėl Karin, kuri prie... Tai čia jau į kitą barą jie persikėlė ir praėjusį kartą buvo 4 mergos, kas buvo visiškai nesąmonė absoliuti. Tai šį kartą tipo panų nebebus. Prieš kelias savaitės susilaužė koją. 2 mergos. Tiesą sakant, jau pėsčiųjų perėję paslydau, pargriuvau ir susilaužiau abu dešinės kojos kaulas. Wow. Kaip taip įmanoma, bibižin? Jo, žiūrėkit kitoj vietoj. Nu pagaliau, biški kažkas kitaip. Mūsų sužadėtinių laidoje atsirado kliuvinių. Berit truputį sunegalavo. Kadangi Berit sunegalavo, vyrų paieškas Lizzy su Karin tęsė dviese. Berit prižadėjo kitą kartą ateiti. Na, okei. Steinas. Taip, čia Steinas. Iš karto pasakysiu, kad jis man netinka, nes per senas. Man netinka barzda. Man netinka. Man netinka, blėd, apsispjauju. Man netinka barzda, sako. Blėd, tau gal ir netinka, bet Steinui tai gerai, kad ir barzda. Vėl per daug barzdotas. Mes tik nežinome, jis atės su barzda ar ne, gal jis ją nusiskuto. O tipo, čia rimtai, aš žinau, kad yra tokių panų, kad čia kliūtis, kai bičiai turi barzdą. Man tai nesąmonė, nu, tavarsime, man tai kaip tik vyras su barzda, zaibys, jeigu auga normaliai barzda, aš norėčiau, kad pas mane irgi būtų didelė, bet pas mane plėmais auga tokiais, kur patriesta lopiniais. Čia va tas nusileidimo aikštelė, lėkštėm atėjų kažkokia, tai va, jeigu augtų barzda pas mane normaliai, tai aš tikrai auginčiau, dėl to tik ūsus ir auginu ilgesnius. Negaliu pasakyti, bet akis sąžiningas, jis atrodo labai nekaltas, o gal tiesiog, nežinau, apspangęs. Nu. Simas. Simas pasirodė esas paprastas estų vaikinas. Simuli. Simulis, va. Simulis atrodo kaip iš tas, kur yra Šokis gatvės ritmu, kur būdavo tie filmai per Alankar, per TV3, nežinau, per kur rodydavo Šokį gatvės ritmu. Opa. Grinai, va tas veikėjas, hip-hopą, kur eito. Ar žinai, ką apie šitą nuotrauką pasakysiu, kaip jis tai rodo, aš visą laiką radau... Žinai, man svarbiausia, mano prigimtinė poza. Aš manau, kad mums kas nors gali susiklostyti. Toks paprastas, žinai. Šitą dalį, kas ką išsirinko, praskom, bet jau kaip matom, Karina išsirinko Steiną, važiuojam, neapsi ką žiūrėtas nesąmonės. Kolys ir mūsų sužalotas sužadėtinė Karina eina atgal į saunos klubą, šventinis autobusas renka šios dienos gražuliukus. Simas. Steinas. Ei. Bet dar šitie bičai tikrai atrodo pakankamai padoriai. Čia būdami bent jau autobuse, lyginant su tai, ką mes vis matytom prieš tai, labai normalus bachūrai. Tai gal pasitaisė visgi tą laidą? Tu irgi iš Talino? Ne, aš iš Viljandžio. Viljandis tai čia kažkoks kaimus jau čia. Prieš mus 23 metų Simas iš Viljandžio. Man 23 metai, tad dairausi plus minus 4, plus 2. Simas jau turėjo merginą, jie draugavo 4,5 metų. Santykiai nutrūko, nes draugė buvo jam neištikima. Tas tai kai reimi kažkoks matimas Zizas. Ką čia Zizas veikia? Porą metų aš irgi draugavau, bet labai trumpą laiką merginos kažkaip, nežinau, išeidavo pas kitus. Nelabai man sekėsi. Žodžio būtų bičiai įskaudinti yra, paliko išdavęs. Tikrai. Nu, Zizas. Antras ieškantysis svajonių draugės tai Steinas. Man patinka šaunios, suprantančios. Blet, šiaip kaip aš džiaugiuosi, kad man neželia nei krūtinė, nei ta barzda gerai iš tikrųjų, nes jeigu gerai želtų krūtinė ir gerai želtų barzda, iškart čia būt plik, 100%. Blet, koks liūdnas, tas Steiniukas, vargšas, Jėzus mažiuks, lūpą pametęs. Paskui mielos tos, kurios... Bet toks gerėtis atrodo, ne? Tiek privalumus. Atrodo maladėtis.
Steinui 33 metai, jis pašto firmoje dirba siuntinių rūšiuotojų. Tiksliau, aš dirbu Itelas Smartpost. Rūšiuoju pašto siuntinius. Tai gerai, nu, žmogus, šaunuolis dirba. Gyvenimas. Kaip jau girdėjot, Steino mėgstamiausias posakis yra toks gyvenimas. Paliko pana? Išdavė pana? Toks gyvenimas. Kur dirbi, Itelo rūšiuoju siuntas? Toks gyvenimas. Visur pasteisinęs yra toks gyvenimas. Tuo jau prie saunos klubo privažiuos autobusas, kuriame sėdi merginų ką tik pasirinkti vaikinai. Jie nežino, kuri mergina, kurį pasirinko. Tai ir nesvarbu, nes valdžia pereina vaikinams. Steinas. Steiniukas. Davai, let's go. Labas. Tere. Mano vardas Steinas, man 33 metai. O, mano beveik vienmečiai su manim. Jau iš nuotraukos supratau, kad jis man per senas. Atėjo šiais... Pala. Nuo kada 30 metų jau per senas? Kurva, įžeidinėja ir mane Lizim. Jaunesnis tikrai netapo. Mano hobis motociklo sudėtis. Motociklo sudėtis, nevažinėjimas. Na, važinėjimas irgi taip. Tu tiesiog labiau jais rūpinėsi. Ką, blet, kaip čia išverčia? Apskritai aš važinėju ir žiedinėmis trasomis ir panašiai. Tai nėra svarbiausias dalykas, kurio nori iš vaikino. Jis turi motociklą. Nori mūsų ko nors paklausti? Ką reikia padaryti, kad pavergtų mergino širdį? Būk sąžiningas, būk savimi. Matau, geriausias būdas pavergti mergino širdį, gerbti ją, pralinksminti, būti sąmoningam. Ir žinoma, lojalumas, nes jo dabar mažai. Noriu ir tavęs paklausti. Jeigu apibendrintum savo lytinį gyvenimą filmo pavadinimu, koks tai būtų pavadinimas? Kas čia kurva per klausimas? Aišku, liepia jam pasakyti, manau. Pavyzdžiui, seksas didelėme mieste, tiek to. Sužinojęs, kaip pavergti merginų širdį, Steinas pasirinkti, kurios širdį šiandien pamėgins pavergti, turi dabar. Renkuosi tave. Ideali pora. Tiesą sakant, priežastis, kodėl ją pasirinkau paprasta, todėl kad Karin tokia mergina, kuri man gali tikti. Sakykime, mano tipo. Nežinau, man tas Steinas, Hebra, sakykime, ką nori, atrodo tikrai neišsidavė kol kas labai normalus čiuvas. Ir atrodo normaliai visai, nu tipo, ką žinau, Jie vienas kitam tinka, nes Karina truputį vyresnė už mane ir atrodo, jai amžius tiek kažkaip rūpi mažiau negu man. Jie galėtų vienas kitam tikti. Pakvieskime Lizį išrinktą į Simą. Ui, blėt, Simo su galva visai snaktą. Aš galėtų vienas kitą išrinktą į Simą. Ui, jo, čia dacha koks didelis. Tada. Aš Simas iš Viljandžio. Ko gyvenime labiausiai bijai? Ko bijau? Taip. Bijai moterų? Truputį bijau, nenoriu skaudinti, tai skaudu. Jaudina Simis. Paklausti. Turiu vieną klausimą. Koks jūsų skaudžiausias išsiskirimas? Mano pirmas vaikinas buvo labai daug kartų neištikimas, išsiskirimas buvo skausmingas. Ak, tai skaudu. Šioje laidoje paprastai girdime, kad išsiskyrė dėl neištikimybės, o Simo atvejais pranoko visus ankstesnius. Draugė buvo neištikima, bet to su geriausiu draugu. Gerai. Bet Simis irgi, Hebra, sakyk, ką nori. Simis visai normalus čiuvas. Tikrai atrodo, nu, tikrai normalus bičas. Tai smūgis atrodo, šveido irgi viskas. Nu, ką, rinksi Simis, nu tai aišku, Lizį. Simai, kurio širdis sudaužyta, reikia pasirinkti Lizį arba Karin. Kuosi Lizį. Lizį. Galėtume kartu leisti laiką, nueiti pas jos tėvus. Nu, maladėt. Pas mano tėvus galėtume nueiti, kad jie pamatytų. Ai, jis jau taip čia iš karto? Iš karto jau ant rimto? Labai malonu, pagaliau vaikinas aukštesnis už mane. Jis galbūt normaliausias iš tų, kurie buvo atėję į laidą. Nu, šiaip tikrai, kol kas visi gerai atrodo. Kaip būdinga estų vyrams, po kelių gurkšnių liežuvis atsiriša net kukliausiams ir iš širdies gilumos išsiveržia labiausiai saugomos paslaptys. Kaip paaiškėjo, buvusi Simo sužadėtinė, Ketlinis Švendros vaikinas susiradusi anoje laidoje. Čia patekęs pamanėjai, kad atkeršysi savo buvusią ir kaip?
Ir taip, ir taip. Tu čia atėjai tikėdamas susitaikyti su buvusiaja. Tu žinojai, kad jie dalyvauja laidoje, taip? Ne, žinojau, kad jos čia nėra. Žinojau, kad jis čia išėjo. Kasgi nutiko? Čia jo buvusi pana ta Ketlin? Šita tipo jo buvus pana 4 metus ir jinai išėjo su kitu čiuvu? Su jūsų santykiais. Kodėl mes išsiskiriam? Na, buvo neištikimybė. Tu buvai neištikima ar jisai? Vaikinas buvo neištikimas. Vaikinas? Tu irgi buvai neištikima. Kartą buvau neištikima, taip. Ai, okei. Ką tu padarai, kodėl? Jis man buvo neištikimas. Mūdu kartu buvome gal pusmetį. Kerstas gailestingas, taip. Pusmetį? O tai nesakė, kad 4 metus draugavo? What the fuck čia vyksta? Mane ištikimas 3 mėnesius iš eilės, kai pagaliau tai sužinojau, nusprendžiau atsikirsti ir smogiau stipriai. Jis to tikrai nusipelnęs buvo, negeras. Viskas aišku. Jis sakė. Atleisk, kad apie tai kalbau, bet vasarą jis su manimi draugavo 2 mėnesius. Jis su manimi nebuvo 6 mėnesius. Vadinasi, tai Simas buvo neištikimas Ketlin. Pala, aš nesuprantu, sakė 4 metus draugavo. Net tai gal čia naujausia kokia buvo ta pora, nes man... O Ketlin jam atsimokėjo irgi neištikimybę? Kyla klausimas, ar jis su manimi kam nors buvo neištikima, kaip pati sakė, ar ji buvo neištikima su kažkuo kitu. Kažkaip labai painu čia viskas. Nu, va būtent, nesuprantu, aš niekada jūs draugavot, nei kažkas su kuo pisot. Iš kur žinai, kad jie apie tave kalbėjo? Juk pasakė, kad vasarą jie buvo kartu. O kaip neištikimybės, ar buvai kam nors neištikimas? Šiaip ne, aš pats irgi sąžiningas žmogus. Kaip čia pasakius, tiesiai pasakysiu, jeigu viena, tai viena. Nekeisi vienos po kitos, aš nepagalvojau, kam. Merginas reikia gerbti, vertinti, palaikyti su jomis gerus santykius. Klausykit, bachūrai. Moteris turi būti gerbiama. Teisybė? Taip, o kiek merginų turėjai? Kaip čia tau pasakius... Apskritai gyvenime? Taip. Na, jeigu taip rimtai, tai geriausiu atveju bent vieni santykiai turbūt buvo geri. Būdamas 33 metų, Hugas Hefneris jau turėjo Playboyaus rūmus ir Jėzus mirė būdamas 33 metų. O tavo koks didžiausias pasiekimas? Ką jinai čia kurva šneka? Ką jinai čia klausinėja? Šitos klausimus išsirašo. Nu, aš netikiu, meskit kurva į mane akmenį, netikiu. Tai jau 33, tiesa? Nesakyk, kad pagrindinės mokyklos baigimas. Kuo didžiuojasi? Barzda. Gal tai, kad baigiau profesinę mokyklą? Ko te mokys? Pavyzdžiui, staliaus amato. Gurkšnis po gurkšnio liežuvis vis labiau atsiriša ir Simas atskleidžia paslaptį, kodėl iš tikrųjų atėjo į laidą. Nu, Simi, dėk. Ne tam, kad atkeršytų Ketlin. Dėk. Nori atvirai pasakysiu, nagi? Kodėl aš čia atėjau? Galiu tau atvirai pasakyti. Sužinojęs, kad Ketlin čia buvo, pasidomėjau, ar jis žino tavo kontaktus, Facebooką. Atleisk, aš tave dar pirmoji laidoj pastebėjau. Atėjau dėl tavęs, tikrai. Taip, aš atėjau dėl Lizy. Visą kelią galvojau, čia bus ar ne. Simis, slidus žalčiokas. Taip, ir trečioje dalyje tu pasakojai, kokie vyrai tau patinka. Ir tu atpažinai save, ne? Aš save atpažinau, tikrai, pamaniau, kad privalau čia ateiti ir pamėginti. Kebra. Oi, skauda. Aš privalau pamėginti. Oi, buvo labai kringė. miela. Liko labai sujaudinta, nebejotinai ilgai prisiminsiu. Labai miela, tikrai. Bliam, bet žiūrėkit, biški Lizy susileido šitą vietą, biški susilydė. Siemio toksai pick-up line, sakykim, šiek visas pick-up tas reikaliukas suveikė. Lizy Tai vienas pasimetus. mieliausių dalykų šiemet. Prašau. Esmė ta, kad tu išsaugai savo grožį. Kaip suprasti, išsaugojau? Taigi aš neišsaugojau. Bent jau mano koja nesulaužyta. Poros įlysi su kurinė vonė reikia užkasti, kad dėl gėrimų neįtaisytų ragų. Nes kasgi paskui juos pjaus. Blečiai dabar juos maitins tose laidose, nes rėmėjų reikia. Sušiai, bet jeigu nemoku laikyti lasdelių, tai čia blogai. Nemoki valgyti lasdelių, tada pažiūrėsim. Kažkur rodė, kaip reikia valgyti, žiūrėk.
2 rankomis arba įsmeigi lazdelę ir viskas. Vadinasi, kaip dėl alkoholio. Norit gert? Kurva. Blet, nesu matęs, kad visi 4 pirštai sušius valgyti žmonės. Yra viens kits nemoka, bet... Kurva. Kas valgo pirštai sušius? Nu nesąmonė, blet. Kas kanda iš vis taip sušia, blet, kaip pyrago. Pradėjau gerti po ilgų santykių. Jau įčia, kad... Iki tol nevartojau. Daužo čia jį. Galiu pasakyti, kad su buvusiaja turiu bendrą vaiką, bet vaikas neturi mano pavardės ir man dėl to labai skaudu. Blet, bet hebra simis kiek Mėginu savo priidėjęs. problemas nuskandinti alkoholyje, bet Nu tai man viskas. nesiseka. Baigės normalumai. Ir Simas mirksta paprastoje sūkurinėje vonėje, o Karin pasodino Steiną į vonę su putomis. Labai Kas mielas čia? vaizdas. Čia nepatogu. Istu, ära virise. Neburbėk. Ble, kažkas jau čia bus, žinokit, jeigu sėdi kitoj vonioj. Nu, man Karin ir čia. Steino pokalbis pakrypo liūdna vaga. Steinas lieja išrinktą į širdį ir pasakoja apie savo labai sunkią vaikystę. Ble, hebra, nu juokingai. Tikrai juokingai. Atrodo, kad sėdėtų pas specialistą, nu, tipo, jinai va jį išklauso, bet tik tai būna dažniausiai, kad sėdė ant sofos arba ant kėdės, kad eini pas žmogų pasikalbėti. Čia kur atsisėdės vargšiukas. Džekuzės, Vaikystėje neįjungtoj. buvo blogai. Mis juhtus? Kas atsitiko? Tėvai buvo, sakykime, blogi. Jam nepatogu, čia žmogui Motina su tėvu įsirėmės buvo dušas į kuprą. Alkoholikai. Kartą tėvas surado motiną ir paklausė, kaip vaikai, ką jie veikia. Motina pasakė, kad mes namie. Tėvas atlėkė pas mus tada. Mes alkanienė valgė. Tada nuėjome su tėvu pas motiną. Jį mus aprengė, rūpinosi mumis. Na, Jėzus, čia, ble, verksim to visi. Ne kiekvienas turėtų išgyventi tokius dalykus. Tai jo vaikystės istorija. Turiu problemų dėl atjautos. Aš nemoku užjausti, nes Bet šiaip karinį pasitaisys irgi biškiai tokia, sakyčiau, ne? stengiuosi neįsijausti į svetimas problemas, nes nemoku užjausti. Aš tiesiog Tai sėdėjau, klausiausi ir nežinojau, Tai kaip grybėsi. reaguoti. Tai tiesiog bent jau pasakyk Buvo kažką, labai kad keista užjauti. klausytis tokių istorijų. Nežinojau, ką daryti. Okei, nu žodžiu, sad story labai. Inimesed on lõpuks saanud. Gaila, bet Karin domisi tuo, koks vyras slepiasi po plaukuotų veidų. Todėl Kas? mergina Steinui parūpino veidrodį, gelį ir skustuvą. Nesvaik! Ne! Pažiūrėkime, koks tu. Ne! Taip, dabar pat čia. Ką? Jis labai mane spaudė, kad jeigu nusiskus, galbūt liks man. Ką? Jisai skus barzdą? Paprastai man nepavyksta, mano barzda tanki. Tieks. Nepavyks. Šiaip taip negalima. Jah, võib küll tegelikult, et Taip negalima daryti. Nu tai tu... Tep daugiau. ma eisangi seda Aš taip ir liksiu jos skusti. Veel aega on. Mes turime laiko. Tu durnas. Čiuva. Jisai skutasi barzdą, kurią tikrai reikėjo paauginti čia jam, nes jau visai ilga barzda. Dėl panos random, su kuria net nebus. Nori pasikeisti peiliuką? Eik. Ką? A, jisai sėdi Nori dar pas pasikeist toj peiliuką? vonioj, tos plaukos sėdi. Eik, su dachu išlykšta kaip. Kada pastarąjį kartą buvai be barzdos? Aš net neprisimenu. Susipjausi, kurvas brando vargšas. Beveik pasiekėm tikslą. ei oleks surev ära. Tuoj kojos nutirps. O, neverkšlenk. Blet, karinė. Tikiuosi antrą koją už tokius žodžius. Kurva. Aš taip jaunai atrodau. Šiaip vyrė.
Švelnus kaip kūdikio užpakaliukas. Dabar Karin turi. Tekit jūs pist. Apsiverkiau, Hebra, jūs pažiūrėkit į jį. Žmogus, tarsime dabar jisai atrodo plus 20 metų. Patikti? Ei ole parem. Geriau netapo. Ko tu žvengi durnė, tu sugadinai žmogui viską. Kažkaip keista. Reikia priprasti. Tai dėl... Aš nesuprantu, pavyzdžiui, dabar tai supykau, kūru. Aš tai nesuprantu, ko tikisi pana nuskusdama bernui barzdą. Bernas tam ir turi barzdą, kad jisai su barzda atrodo geriau. Tam ir yra uždėta barzda. Tas pats, kas dabar tu nusimtum, ką žinau, plaukus nuo galvos nusiskustum ir sakytum, blemba, netrodo geriau. No shit, nahui, kad netrodo geriau. Tam ir yra skirti tie dalykai ant tavo kūno, kuriuos tu pasilieki. Kurva... Taip, nežinau, manau, barzda labiau tiko. Man netinka. Eik tu, nahui. Kaip bičas susipiso reikalus, tai... Aš ne... Nii, Karin. Taip. Žė. Karin Arsteinas... Mis juhtus? Ta näeb kohe palju parem. Kas atsitiko? Jis daug geriau atrodo. Nichuja negeriau. Tai tu dabar daug Nichuja jauniau negeriau. atrodai. Žinau, daugelis man šitaip sako. Oi. Tu labai žiauri. Jam tiesiog pagaila. Blets, tai stris... Aš tai nesprantu, ar tipo nėra mados Estijai turėti maudymus į šortus, kai ateini pirti į sutrauzais bičą atgazavę. Nu, okei. Išmušė vidurnaktis ir atėjo metas spręsti, liks tos pačios poros ar susikeis. Pažiūrėsime ir pamatysime kraują aišku, kad liks. ar muštinės. Aišku, kad liks. Vyrai, kaip jūs mums įsisiūlytumėte? Na, rūpestingas, pasiruošęs padėti visada. Jeigu reikia, renkuosi tave. Štai aš. Net jeigu būčiau galėjus rinktis pirmas, Simo vis tiek anksčiau pasirinkusi nebūčiau. Aš juk negalėjau gadinti. Ei, awkward. Poros, na vyrai, kada pastarąjį kartą mylėjotės? Galiu sąžiningai pasakyti prieš 3,5 savaitės. Prašau, o... Ta mergina dalyvavo šitoj laidoj. Su Ketlin prieš 3,5 savaitės? Vadinasi, kiek anksčiau negu filmavimas. Apgailestauju dėl santykių su Ketlin. Atvykę į viešbutį visi iš pradžio eina į savo numerius. Selfiukai, viskas. Mes pažaidėme, išgėrėme ir panašiai. Kaip tu elgiesi, kai pavydi? Kaip elgiuosi? Anksčiau galėdavau visiškai pasiūsti, o dabar veikiau vis tiek. Labiau abejinga, nes šitaip rezultatas geresnis. Dabar pohui jai labiau. Tiesiog nesinervinčiau. Nu, gal nudės šitas? Šiandien vakaras jaunimui buvo labai ramus. Gerai praleidę laiką, visi eina miegoti. Tikrai gerai praleidęs vakarą. Eina įsipys. Lasnamėje išaušo rytas ir mūsų poros atsibudo. Šiandien atsibudau labai anksti ir pradėjau rašyti Simo privalumus ir trūkumus. Vėl tie privalumai ir trūkumai. Tokį jinai čia. Manau, didelis trūkumas tas, kad jis Ketlin buvęs vaikinas, kad jis su ja mylėjosi prieš 3 savaitės. Tai trūkumas. Ir kad jis laikosi senų principų, vaikšto į darbą nuo 9 iki 5, gyvena Estijoje, skaičiuojam centus. Moters vieta virtuvėje, prievartinis seksas, beprasmiškas ir taip toliau. Kai jis geria, jo liežuvis taip pinasi, kad sunku suprasti. Ką jin... Aš kurva... Man tai šiaip biškai juokinga yra, kad jinai čia įsivaizduoja, kad belė kokia jinai primadona ir čia pizda, Deivė, kažkok tokį šūdus rašo, kad žmogus...
eina į darbą nuo 9 iki 5 vakaro. Jo, nes žmogus dirba. Ta prasme, ką tu šneki, ble? Nerūdos per greitai girtėja, nesilanksto klubuose. Nesilanksto klubuose. Privalumai tokie, jis kalbasi ir poromis netyli. Jis sąžiningas, tiesmukas, drąsus, rizikuoja, moka daryti moterims įspūdį. Mandagus, supranta juokus, atidaro duris, džentelmenas, aukštas, nesidomi atsitiktiniais ryšiais. Čia atėjo dėl... Jinai ryte gulėjo ir darė sąrašą, kurva. Ar tai yra normalu? Pradėkim nuo tokio gal klausimo. Pizdėt. Simas ir Steinas dedasi daiktus, nes laikas greitai bėga. Steinas tai niekur su jie neis. Jeigu kuris nors iš vaikinų įsitikinęs, kad susirado merginą, tai lieka viešbučio foje laukti savo princesės. Steinas įsitikinęs, kad ir toliau nori tęsti su Karin romaną ir lieka laukti merginos. Jėzus, vargšiuk, Steiniuks, nu tai ką dabar tu Steiniuk? Steinas gali susidėti daiktus ir keliauti namo. Šita kokia šiaip žiūri. Tiesą sakant, mergina šauni. Blet, nepabijosiu žodžiu, žiūrkė tokia. Žvengia iš to Steino žmogus, širdį išlėjo, barzdą nuskuto ir dar tokia hujelina, kad pati bent būtų jau graži, bet nir. Nieko nepasakysi. Jeigu į manęs nepasirinks, negalės būti su manim, nieko nepadarysi. Laikykis, Steiniuk. Liūdnas Steinas išeina iš viešbučio. Barkščiuk, Steiniuk. Nieko tokio. Tau dar pasitaikys ta vienintelė. Jau, aš sakau, kad pastais, jau tau tikrai nereikėtų tų spurgų šveisų kolą, žinau, aš tau... Pamaniau, kad... Tikrai normalus žmogus, Hebra, sakykit, ką norit, ble. Buvo malonu. Man irgi. Puiku, gal apačioje pasimatysim. Tikėkimės. Nu, ką jūs galvojat? Tačiau kaip ką jūs galvojat? Išvyks ar liks laukti Lizzy? Simis tai lauks, Simis Ta lauks. mergina, dėl kurios vaikinas iš Viljandžio ilgai keliavo į sostinę. Simis lauks. Aš liksiu laukti Lizzy. Told you. Kai pasielgs Lizzy? Pohui, eina valgyt maką. Aš vis dėlto neįsiu pas jį į apačią. Man atrodo, jis mano, kad ateisiu. Simas iš viešbučio išeina be merginos. Ai, nežinau. Jo, įdomiai. Įdomiai. Toks buvo mergvakaris, dabar kruoju labai lempiškai, nes darau pabaigą, tipo... darau pabaigą po 2 savaičių nuo to, kai rašinėjau epizodą. Bet žodžiu, viską matėt, esmę supratot, toks buvo mergvakaris. Bernam iškart pasakau, nesiskuskit barzdų, kad ir blogai auga, nu nebent jau labai blogai auga, jau labai toks, kur patriesta po kasnį, tai tada skuskitės, bet šiaip tai nesiskuskit. Toksai visai smagia nata, smagia gaida tikrai nužengiu nuo stalo, nuo kameros, nes kitą savaitę turėsim naujienų, kurių pats iš tikrųjų laukiu. Mane šiaip buvo užpisė tas mergvakaris, man džiaugsmo nebeteikė, nes toksai, Bet aš ir pilnai suprantu, aišku, kad jisai ir jums buvo toksai, nes jisai ir turėtų būti toksai, Nes dėl to, kad vasara ir vasara mažiau žiūri video ir visiems vasara video yra Gerai, viskas, Ivryti. Ačiū, kad buvot. Iki kito antradienio. Laukiam naujo projekto. Sėkmės visiems mano ID dalyviam, jeigu kas nors dabar žiūrės ar netyčia šitą video. Pasimatysim kitose pusėse ekranų ir pažiūrėsim, ką jūs ten gero priveiksit. Su jumis buvo Deividas ir iki kito antradienio. Nepamirškite įsigyti bilietą į Manto koncertą. Čiau.